kai dirbi su auditorijomis, ypatingai mokykloje, kažkokiai mokymo institucijai, kai ta auditorija išlieka to paties amžiaus, tu keitiesi, ar ne? Ir aš tada kažkaip galvoju, kaip su tuo susitaikyti vienok, ar ne? Teko matyti neseniai socialiniuose tinkluose tokį video sklandantį, kur klausinėja jaunų žmonių, kada žmogus yra senas, kokį žmogų laikote pasenusiu. Ir tada ten tas nuskambėjo, kad jeigu žmogus yra gimęs iki 2000 metų, tai jis jau yra laikomas senu. Tai pagal šitą kartelę abudu esam senukai. Taip, senukai visiškai. Ir kaip tau sekasi neatsilikti ir ar reikia neatsilikti nuo kartų kultūriškai, savos kalbos, savos mados ir kiti panašus dalykai, kaip tau sekasi, kaip toje mokykloje galų gale priima jaunoji auditorija, jo labiau, kad, kaip ir sakiau, ji keičiasi nuolatos. Taip. Amžius jos išlieka tas pats, o mes nejaunėjam. Kaip viduje su tuo susitaikai? Jaučiu, kad tam tikrais atvejais tenka adaptuotis, tam, kad aš galėčiau atitinkamai ir suprast, ką jie kalba, koks yra jų poreikis ir koks mano poreikis jiems. Tai čia, pavyzdžiui, mokykloje bent jau pas mane labai yra svarbus kartų klausimas. Ar tu Z kartos, ar tu alfa kartos, ar tu boomeris, ar millennialsas, ar panašiai. Su abiem jaunom kartom dirbi, ir su alfa, ir su Z, ar... Ir Z, ir alfa. Okay. Taip. Ir na kaip, dirbu su 5-okais, 10-okais, tai va 9-okai, 10-okai dar Z kartos, bet kas yra žemiau 7-os, jau alfa yra. Taip. Ir matosi kardinalus skirtumas, kad jie jau tarpusavį jau kažkaip jau tų kalbų neberanda. Net jie patys nesusikalba. Jie patys tarpusavį. Yra momentų, kai jie ten randa bendrą kalbą, bet jie vienas į kitą žiūri visai kitaip. Gen Alpha turi vienus poreikius, o Gen Z jau viskas, bet gali būti ir brandos klausimus. Jie 10-okai, jiems norisi ramybės, susitelkimo ir tylos, o 7-okai jie nori griauti mokyklą. Jie turi piromaniako dabar tokią obsesiją. Ir aš manau, kad tai yra natūralus tarpsnis gyvenimas. Pavyzdžiui, kai aš mokiausi, kai buvau ten 7-okas, 8-okas, klasiokai lygiai taip pat jie turėjo tą potraukį sprogdinti kažką. Ir aš dabar kaip mokytas susidedu su to, kad jie vėl nori kažką sprogdinti ir man tai jau yra matyta. Bet jų dabar yra visai kitas savisaugos instinktas, jo nėra. Jie man pasako, kad jie pasiema benzino, nueina į parką, pasigamina savo tą sprogmenį ir apipila benzinų, sprogdina, filmuoja, po to man rodo, žiūri, aš galvoju, čia mes sprogdinam, bet nieko panašaus, kaip jie sprogdina ir panašiai. Jori, man tas nuskambėjo, filmuoja. Taip. Ar technologija, nes norisi, ar nelygini kartas, lyg tai sakai, kad atsikartoja tas pats, ar ne? Taip. Ar tas pokytis, tas ir savisaugos neturėjimas gal, ar tai gali būti dėl technologijos kaip tokios, kad išgarsėčiau ir kad net ir jeigu susproksiu, mane pamatys ir gal... Galimas variantas, nes, na kaip, aš manau, kad mes ir neturėjom daug savisaugos instinktų tuo metu, nes ten mėtydavo tas sprogmenis, tam pamenu kažkam klasiokui ir kapišoną ten buvo įmetę, o tas filmavimas tai yra toks, kad jau jų svarbiausias informacijos pateikimas yra per ekraną filmuojant. Tai jie daug dokumentuoja dalykų, jie ten fotografuoja, filmuoja, turi didesnį poreikį negu, pavyzdžiui, mes, kai buvom jaunesni mokykloje, kažkaip buvo mažiau to negu dabar. Tas technologijos tikrai jaučia. Filmuosi reiškia nebuvo. Dažniausiu atveju taip, kad jie sako, jeigu kažką tokio jau darai, kas yra labai veiksmingo, ar kad tu nori kažkaip save išpildyti, tai automatiškai filmuoja. Turiu mokinių, kurie turi hobį kurti filmus. Ir jie filmuoja savo filmus, trumpametražius, tada pristato prieš klasę, nes aš suteikiu tą galimybę, tada jie užsikabina toliau filmuoja. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tai turi tą poreikį, nes jie labai kūrybingai gali save išreikšti per tą technologinį tokį pasipelnimą. Aš kaip tik ir, žinai, žiūriu į jaunąją kartą ir aš suprantu, kad jinai yra kitokia, tu iš arčiau gali juos tyrinėti. Kaip tu priimi tos pokyčius, turiu omenyje, ar nėra jausmo, kad jie yra tiek kitokie, jog sunku atrasti bendrą kalbą? Aš tam, kad labiau juos suprasčiau,
turėjau išmokti jų kalbos, tai jų slengo atitinkamo. Tai yra tas kartų klausimas, kad, pavyzdžiui, Gen Z slengas, tada Gen Alpha slengas. Jie turi skirtingus slengus. Taip, skirtingas slengas. Tai tas vadinamas toks brain rotas yra. Aha. Ir aš praeitais metais su to susidūriau, nes kažkur ties pavasariu vienas iš mokinių pradėjo skleisti savo tokius žodžius, kur aš visiškai nesuįsivaizduoju, ką jie reiškia. Aš dar noriu užtvirtinti, kad tu ir patiksinti, kad tu lietuvių kalbos esi. Taip, lietuvių kalbos. Ir čia tada ateina slengas ir kiti žodžiai, ar ne? Taip, tada taip. Pratesk su to brainrotu, nes brainrotas, ar ne, praeitų metų žodis, jo, pagal metų žodis yra paskelbtas ir tai reiškia toks kaip smegenų puvimas, sakyčiau, kažkas tokio, dėl to, kad tie žodžiai, jie neturi labai didelės realios reikšmės. Jie yra, kaip aš jūs vadinu, dažniausiai priežodžiai. Tai reiškia, kad jie neturi kažko reikšti, bet tai, kad tu pasakai, tai jau esi save kažkaip išreiškęs per tą. Jorai, negaliu nepaklausti, aš šiaip esu užsirašęs tokių žodžių iš tos kartos, bet dabar nenoriu sakyti, nes klausimas, į kurią kartą čia įkris tie žodžiai, bet tavo mėgstamiausias žodis, ar turi tokį, kurio nesuprastų, žinai, ten boomeriai arba kitų kartų atstovai, bet ten Gen Alpha karta ir Sunku pasakyti, nesu rinkęs mėgstamiausią žodžių, bet žinau, kuris veikia. Pavyzdžiui, aš, kai su mokiniais kalbu, aš jau esu įpratęs kalbėtis taip, kaip jie kalba, jų kalba, tada prie kitų mokytojų tai atrodo keista ir juokinga. Tada galvoju, gerai, tai kadangi yra Sleme jauni žmonės, ateina pasiklausyti poezijos ir jie yra dažniausiai gimnazinio amžiaus arba studentai. Ir galvoju, kiek jiems tai yra irgi pažįstama ir artima. Tai aš esu pagavęs daug reakcijų su žodžiu sigma. Kuris reiškia, jeigu taip paėmus slengą Gen Z kartos, tai yra alfa vyras, alfa patinas. O ar gali būti sigma mergina? Gali būti. Gali būti sigma ir mergina, nesvarbu lytis, svarbu, kad ta reikšmė yra, jog tu esi kažkoks tai, toks aukštesnis, kietas, žinai, cool, tai jeigu ar sigma yra mūsų laikų cool? Galėtų būti jo, nes jie, kai kažkas yra gero, kai aš, tarkim, atliepiu jų poreikius, kai aš pajungiu, tarkim, įdomų video, sako, Jovaras, sigma tiesiog yra. Jie taip sako, jie taip sako. Aš žinau, kadangi pačiam tekę yra vesti vaikams ekskursijas, kai padariau kažką, ko jie nenorėjo, jie pasakė skibidi. Kaip jaustis išgirdus šitus žodžius? Tarsi, ką tai reiškia? Ar tu esi supažindintas su šitu žodžiu? Taip. Puikiai supažindintas, nes jie pasakojo, yra labai daug etimologijos, kokie yra sluoksniai tam tikrų žodžių. Ir jie vienam kontekste yra bereikšmiai, kitam kontekste esu girdėjęs, kad tas skibidi yra toks nusivylimas arba toks neigiama emocija, skibidi. Bet yra ir kaip priežodis. Pavyzdžiui, turiu mokinį, kuriam skibidi yra vos ne kaip tamsta. Tai pavyzdžiui, jis ateina pas mane į pamoką ir sako skibidi Jovaras. Žinai, ir aš esu įpratęs, kad tai nieko nereiškia. Tada jis pamato kitą mokinį, sako, ten, žinai, ten kokį nors vardą, skibidi jo mantukas, ar ten dar kas nors. Ir jis paprasčiausiai nieko neturi, jokios reikšmės, bet jam tą mokinį yra svarbu taip įsireikšti. Čia kaip senais laikais būtų draugė Jovarai. Taip. Tamsa mokytoja jau ten bičiulė, ten senė tas pats, tai dabar skibidi Jovaras. Tai va, yra tokių. Jovarai, ar nekilo mintis išsileisti kokią nors žodyno vertėjo? Ir ar kiti mokytojai taipogi stengiasi tą kalbą mokytis, kad atrastų? Buvo atvejis šiais metais per mokytojų dieną. Pas mus mokykloje yra konceptas, kuomet moksleiviai veda pamokas mokytojams. Mes apsimainom rolėmis. Tada mes apsirengiam kaip jie apsirengia kaip mokytojai, bet jie rengiasi tam, pavyzdžiui, treningais, greičio akiniais ir panašiai, nes jie nori, kad mes būtume atitinkamai tokie. Ir buvo kokias 2-3 pamokas šiais metais apie brain rot žodžius, apie tą Gen Alpha slengą visą. Tai buvo netgi
pamoka, kuomet mus mokė žodžių, mokė konteksto ir pamokos pabaigoje turėjom tuomet pateikti savo kūrybinį tekstą, kuris turi apjungtus tos 20 žodžių, kurių išmokom. Ir teko tuomet rašyti visus ten tos žodelius pagal tas reikšmes. Ir buvo toks, kur kiti mokytojai susipažino su tuo, su kuo aš jau buvau artimas. Man jau buvo aišku, aš ėjau, nes mokiniai norėjo, kad Jovarai, jūs privalot ateit mano pamoką. Sakau, gerai, ateisiu. O kiti mokytojai žiūrėjo, apstulbė, visiškai šokiruoti tam tikrais atvejais, ką tie žodžiai reiškia. Ir aš netgi buvau pagavęs kadre kolegę, kuri įsižiūrėjo, žiūrėjo ir atrodo, kad tai tiesiog buvo viskas nesuprantama ir neprimtina. Tai yra dalykų, kad jie pamato, bet aš manau, kad mokykloje esu įsigilinęs taip, kad jie su manim kalba tą kalbą ir atrodo, kad, pavyzdžiui, kai aš buvau jaunas vaikystėje, sakau, kai aš buvau jaunas, dabar jaunas, bet... pagal tą 2000 metų rėžį nebesi. Jau nebesu. Tai tėvai kalbėdavo tarpusavį rusiškai, kad aš nesuprasčiau. Tai dabar vaikai tarpusavį kalba su slengu, tam, kad mokytojai nesuprastų, bet aš esu jau tas infiltravęs šnipas, kur aš suprantu, ką jie turi menį. O Jovarai, žiūrėk, aš suprantu, kad tas bendravimas tarp tavęs ir tavo mokinio yra pakankamai betarpiškas, ar ne? Ir man yra tekę matyti daug interviu su mokytojais, ypatingai dirbančiais su problematiškais vaikais, Jungtinėse Amerikos valstijose, įvairiuose nepasiturinčiuose rajonuose ir ten, mokytojai nepersistengia, ar ne? Ir jeigu mokytojas yra kažkuris geras labai, tai jisai sako, nors man nemoka papildomai už tai, kad aš kuriu tą ryšį, aš suprantu, kad tai yra esmė. Jeigu aš noriu perduoti, ar ne, kažkokią informaciją, nori, aš turiu patikti, aš turiu atrasti bendrą kalbą, ar ne, ir tau tai puikiai sekasi, bet jau vis tiek lietuvių kalba yra toks, kaip pasakyti, aš manau, kad matematika, lietuvių kalba, tai yra tos pamokos, kurios, kad ir kiek būtų praėję metų po mokyklos, tai prisimeni bene geriausiai, dėl to, kad ten yra ir daug taisyklių, ir viskas yra pakankamai aišku, ir žinai, kad tu turi mokėti. Tai Jovarai, ar nenutinka taip, kad tada tie visi skibidi, sigma, rizai patenka ir į, kai jiems reikia rašyti kažkokius rašinius, ar kaip jiems sekasi atpasakoti istorijas, ar ne, kaip sekasi, aš suprantu, yra neformalus bendravimas, ar ne, bet ar tada pavyksta perduoti tą kalbos žinias, būtent žinant, kad yra nemažai tų jų žodžių, kurie nepatenka į oficialią ar ne mokymo programą. Taip, čia yra realūs atvejai. Ir aš jas labai provokuoju. Pavyzdžiui, yra vienas mokinys, kuris labai yra paveikus socialiniam medijom ir ką jis išgirsta, jis automatiškai atkartoja ten, tarkim, savo tekstuose ar savo užduotise, nes jam tai yra labai svarbu. Ir buvo toks etapas, kai buvo labai populiarus influenceris, nuomonės formuotojas Tarzanas. Ir jis pasigavęs jo tam tikrus žodelius, po to rašydavo tokius tekstus, kad ten maždaug buvo, žodžiu, veikėjas pavadinimu ten sik. Sakau, kas čia per veikėjas? Ką jis turi omenyje? Sako, čia veikėjas. Ar sakau, apibūdink man, aš nesuprantu, kas čia per žmogus. Ir sakau, čia vardas, sakau, taip vardas, sakau, kodėl tada 3 yra žodžiai. Ir aš noriu, kad jie pagauti tas šiek tiek logikos, kad tai yra galbūt juokinga ir smagu, bet naudojant jau tai tekste, tai yra, tokia svetimybė paprasčiausiai ir nelabai kažką ten gali sukurti pagal tai. Tai jie bando žodžius infiltruoti. Ir aš sakau, jeigu bus taip, sakau, užduoties aš tiesiog neužskaitysiu. Nes sakau, kad tie žodžiai jie nieko nereiškia, o ypač lietuvių kalboje. Nes dažniausiai yra angliški žodžiai, tai kad ir anglų kalboje gali kažkaip būti, gal ten šnekamoji infiltruoti, nes kaip jau yra dalis kalbos ir kalba yra gyva, jinai prisitaikanti yra, jinai pastoviai evoliucionuoja. Lietuvių kalboje, sakau, mes neturim tų žodžių šitų ir gramatikui nereikia tiesiog skirti to dėmesio. Tai yra bandymas, bet aš stengiuosi provokuoti supratimą, kad nereikia paprasčiausiai. Emotikonų nerašo rašinėliuose? Ten būna kokiu nors šypsenėliu, ar ten būna koks nors testas, kurį ten paduoda gramatikos ir apipieštas, širdutėm ir panašiai. Arba ten parašyta, kad
Jovarai, prašau, parašyk bent teigiamą ar ten dar ką nors. Tai tokių pasitaiko ir kadangi žino mano silpnybę, kad mano mėgstamiausias gyvūnas yra antis, tai dažniausiai ančių pripaišta visur būna. Supratau, štai taip tau pataikauja. Būna tikrai. Ir LRT apie tai gana garsiai kalbėjo, apie tą garsų įtyrimą Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, kuomet, kaip suprantu, vyksta tyrimas, kurio metu yra raštingumas matuojamas įvairiose šalyse, yra kažkokie standartiniai testai ir yra žiūrima, kaip per laiką ar ne keičiasi tam tikrų šalių tie rodmenys. Ir vat Lietuva, lyginant su 13 metais, vėlgi aš tikrai nesu labai smarkiai įsigilinęs, tik tai, kad mačiau, jog buvo labai daug tokios diskusijos gana aršios socialiniuose tinkluose, galų gale ir per televiziją buvo girdėta apie tai, kad tas mūsų raštingumo lygmuo kiekvienoje iš amžiaus kategorijų yra ne tik, kad smarkiausiai kritęs nuo 13 metų, bet kartu ir vienas prasčiausių tarp tirtų šalių, o ten šalių yra labai įvairių, ne tik ar ne ten kažkokios vakarų labai smarkiai įsivyščiusios. Tai šiaip grįžtant atgal ar ne į tai, kaip tu mokėsi, kaip gal tavo tėvai mokėsi, į tai, kiek tu skaitei, kiek dabar vaikai skaito, ar tu šiaip iš esmės jauti, kad tas tekstas turi tapti kur kas paprastesniu, kad sakiniai turėtų būti kur kas ar netrumpesni, kad jaunam žmogui tampa sudėtinga skaityti, suprasti tekstą, ar egzistuoja toks reiškinys, ar čia yra mitas? Ne, tai ne mitas visiškai. Matau labai realius pavyzdžius, kuomet parašyti porą sakinių tampa iššūkiu vaikui. Apie kokį amžių jau mes čia kalbame? 5-6 pagrinde va tai. Ir jeigu per tą amžiaus skirsnį kažkaip nepersilaužia, tai tas pasilieka ir vėliau. Tai aš tikrai atėjęs į mokyklą nustebau, kad aš, 5-okas, gavęs užduotį parašyti savo tekstą, savo kūrinį, bet ką, sakau, jūsų valia, nes aš taikau labai daug kūrybinių užduočių, kūrybinį rašymą, kadangi esu ir tų dirbtuvių vedęs, tai aš labai taikau tą metodą, kad jie atsiskleistų šiek tiek, kad pajustų, kad rašymas yra ne tik užduotis, bet grožis, kad jie gali sukurti savo užduotis. Tai būna mokinių, kurie labai užsikabina, duoda užduotį, jie nenustoja rašyti ir ten rašo 3 puslapius ir panašiai, bet būna, kurie taip renka tos žodžius, kaip riešutus, kad parašiau vieną, jau jaučiuosi, kad esu išsekęs, kad čia dar kitą reikia sugalvoti. Tai aš matau, kad labai daug poveikio yra su tuo sutelkimu dėmesio, kad jis yra labai greit išblaškomas. Pasakau kažką, tada jaučiu, kad manęs klauso, bet aš net matau, kad klausydamas manęs mokinys tą visą informaciją labai greit mes laukan iš galvos, nes neapsunkis, neapkraus savęs per daug, kam save apkrauti, kad po to pavargtum. Tai būna, kad su tais rašymais labai daug skiriasi mokinių indėlis. Pavyzdžiui, vieni rašo, kad pajaučia, kad rašau asmeniškai, man yra įdomu, kiti klausys, yra stimulas, rašo ten tekstus įvairiausius, o kiti, net jeigu sakai, kad rašyk, ką nori, ir jie vis tiek nori, tarkim, dalinti su kitais, nes jie pajaučia, kad kiti dalinasi, tai ir man smagu dalintis yra, ir tada nori pasiskaityti savo tekstą, bet jie nori parašyti minimaliai kiek įmanoma. Tai klausia, kiek reikia žodžių sakinyje. Sakau, bent jau 3, kad būtų. Taip tas 3 ir parašys, kiek įmanoma. Užduotis, kad ten integruoti reikia žodį į sakinį. Tai parašys tą žodį, pridės +1 ir jau viskas sakinys. Tai jaučiu, kad yra poveikio nemažo. Man asmeniškai gal mokykloje nebuvo taip lengva irgi rašyti. Nebuvau tokio amžiaus, kaip 5 klasiai pasiekęs ten tokio malonumo, bet aš tengiuosi tokį integruoti kūrybinį grožį, kad galima sukurti savo tekstą, savo eilėraštį, ten haiku labai patiko vaikams, kad sakau, nereikia rimuoti, sakau, galima, yra skiemenis paprasčiausiai. Ir tas kažkaip šiek tiek atrišo, kad yra trumpas tekstas, 3 eilutės ir skiemenis, ir dar nereikia rimuoti, labai patiko šitas. Yra primtiniau rašyti haiku, negu, pavyzdžiui, 5 sakinius savo sugalvoti. Visiškai. Ir mano galbūt kitas klausimas tau, aš patvirausiu,
labai smarkiai nesuprantu meno, kuris yra iki modernizmo. Nu, gal net ir paties modernizmo nesuprantu iki galo, nes aš jam tiesiog nerezonuoju. Ir tada mes turim jaunąją kartą, kur mums patiems atrodo nemažai dalykų, na, ką jie daro, ką jie galvoja, kaip jie kalba, ar ne, gal truputėlį kitokie, kas yra gal normalu. Ar yra taip ir ar tu tai esi pajutęs, kad galbūt kai kurie kūriniai, kurie yra mokymo programuose, iš esmės yra tiek tolimi jaunam žmogui, ar ne, juos skaitančiam, kad jis net nesupranta kai kurių žodžių, kai kurių situacijų ir kitų dalykų. Visiškai. Yra šitas dalykas, ar ne? Taip. Ką su tuo, aš suprantu, kad gal čia mes nieko taip nepakeisim, kalbėdami, bet gal gali pasidalinti kokiais pavyzdžiais ir... Tai yra labai netgi daug tų pavyzdžių, nes kaip vyksta mūsų švietimo sistema, kad literatūroje mes turim kūrinių, kurie yra svarbus istoriškai, bet ne literatūros prasme. Taip. Tai būtų pavyzdys, tarkim, Mažvydo katekizmas, Daukšos prakalba ar dar kas nors, kurie yra svarbus, nes yra pirmasis, tarkim, lietuvių kūrinys, ten dar kas nors, ir tai yra svarbu istoriniai perspektyvai, ir mes galėtume tai turėti istorijoje kaip kokį nors tokį suvokimą, tarkim, to teksto, kuris yra per tą perspektyvą apie tą laikmetį, kas tai yra svarbu, kodėl tai yra, bet mes turim tos kūrinius literatūrai, nes nėra vietos jiems, paprasčiausiai kažkur kitur. Ir yra stiprių kūrinių, tarkim, Donelaičio metai, kurie, turi žmogus žinot, kad tokie metai buvo, kad tai yra vienas iš svarbiausių europinių kūrinių tuo laikmečio, top 100 tikrai. Taip. Ir turim to didžiuotis, bet 11-okui skaityti Donelaičio metus 19 amžiaus kūrinys apie kalbą, kuri net nerezonuoja niekam, ta prasme, praėjo toks laikmetis didžiulis 200 metų, ko ne. Ir aš suprantu, kad bet kuriam amžiui, kuo toliau, tuo bus sunkiau priimti tas metus. Taip. Ir kai aš jau buvau filologijos studentas ir mes ėjom metus iš naujo, tai jau tada sakė, kad, metai yra kūrinys, kuris turi būti universitete, bet ne gimnazijoje niekaip, visiškai. Nes tu gali supažindinti, kad toks yra kūrinys, tu kontekstą žinai, viskas užtenka, keliaukim toliau, nesiremkim būrais ar dar ko nors, kas yra tiek svetima jaunam žmogui, kad, tai suprantu istoriniai perspektyvai, taip, turėkim, minėkim, žinokim, kada buvo, dėl ko buvo, kodėl tai vyko. Bet tam, kad mes nagrinėtume tą tekstą, kuris yra be galo sunkus ir atmuša visą norą, tada jaunam žmogui skaityti, nes, pavyzdžiui, būna toksai irgi prieimas prie slemo, kuris yra slemas kaip poezijos varžytuvės, kilo vos kaip pasipiešimas nuobodžiai poezijai. Tai nuobodžiai toks, žinai, taip šokiruojant, vos norint provokuoti, kas nėra būtina, bet dalis to. Ir ateina jaunas žmogus po gimnazijos ar gimnazijos, tarkim, lygmenyje į slemą ir yra šokiruotas, kad jaunas žmogus gali kurti nerimuodamas, kad ateina, tarkim, kažkas pirmą kartą lipa ant scenos, neįsivaizduoja, kokia yra kūrybos laisva forma, kaip jinai gali būti neribojama, kaip gali būti žanas su žanru susikaustęs, susikūręs kažkaip. Ir jie lipa, ta tokia agrarinė poezija, kuri yra mūsų vadovėliuose. Nes mes turim partizanų poeziją, mes turim visokią ten agrarinės kultūros poeziją, Marcinkevičius ir panašiai. Ir tada ateina jaunas žmogus, atsinešęs tą iš mokyklos, ir tas šokiruotas yra, kad yra jaunas žmogus, kuris rašo, tarkim, apie Facebooką, Instagramą, Tinderį ar dar ką nors. Yra tas pats amžiaus, ta prasme, tarpas ir jau yra visai kitoks gyvenimas. Dėl to, kad vadovėlė kartais yra sunku atrasti, kas tave domintų ir tada tu turi tai gauti kažkur iš šalies. Nedaug dievė negauna iš šalies ir ta poezija vis tada lieka kažkoks nepažįstamas, ten kažkoks neartimas, ten padaras, kažkoks ten, kas čia tas poezija, čia, žinai, čia Maironis, Mačernis ir panašiai. Taip. Tai tiesiog gaunasi, kad, sakai, jaunas poetas, apie ką jis rašo, paskaitai ir, o dieve, kiek čia tų dalykų, kokie jie skirtingi yra nuo to laikmečio, natūralu, dėl to, kad dabar žmonės sakė, taip rašo. Tai aš matau naujovių gerų, kad yra, tarkim, integruojami kūriniai lietuvių autorių, kurie yra, tarkim, nauji,
praeito dešimtmečio į vadovėlius. Tarkim, yra Pietinio kronikos ištraukų, kas galvoja, kaip smagu, kad yra tarmės jau įtrauktas maždaug jau į tą visą literatūrą. Bet aš matau, kad yra labai sunkus procesas atsakyti viso to vardan tos prieigos prie mokinio. Nes tai yra sistema, kuri yra veikianti ilgus metus ir kažkaip nepakeis jos taip. Tai čia toks atsiranda natūralus vėlavimas irgi, ar ne? Ir kartos keičiasi, tu lyg tai tas pats ir gal kartais ir to netgi palaikymo nėra arba jo yra stokojama iš aukštesnių institucijų, o kartu ir iš pačių autorių. Koks santykis yra, tu užsiminė apie jaunus poetus, jaunus kūrėjus, mes turim Lietuvoje įvairių sąjungų. Ar yra tiltų jungiančių, nežinau, jau čia tos tokius mohikanus kūrybos Lietuvoje ir tą jauną kūrėją, ar čia būtent yra ieškoma tada tokių kaip slemas, tokių tarsi tarpinių tarp tų žanrų, kaip sakai, priartinti tą pačią kūrybą prie jauno žmogus, parodant, kad nebūtina yra kurti apie, nežinau, ten kažkokį liūdesį, lietų, būrus ir kitus dalykus. Tai ar yra iš aukščiau, iš tų tokių, vyresnių kūrėjų, toksai tarsi, tokio priartėjimo prie jaunosios auditorijos ir prisitaikymo galbūt šiokio tokio? Aš manau, kad mes turim ganėtinai turtingą pasirinkimą įvairiausių saviraiškos ne tik priemonių, bet ir konkursų, tarkim. Tai jaunas žmogus, jis gali atrasti tarkim, ir kokį nors filologinį rudenį, ar tai kokį nors moksleivių, tarkim, deklamavimų, skaitovų, kokį konkursą, dar ką nors. Ir gali taip pat atrasti ir slemą. Tai yra labai daug skirtingų platformų, kur tu gali, būdamas to paties amžiaus, rasti visai kitokio tipo poezijos. Tai vienur įsitraukimo gal yra daugiau, iš, tarkim, tų, kaip sakai, žinai, tokių autoritetingų autorių, kurie ten publikuoja savo tekstus ir rašo knygas. Tai tuo lygmeniu galbūt būtų daugiau studentų prasme, moksleivių prasme. Būna atveju, pavyzdžiui, VDU rengia skaitovų konkursus. Ir šiais metais, tam, kad mes atlieptume irgi tą tokį kaip ir norą modernėti, nes skaitovų konkursas jau mes traktuojam, kad čia tokia atgyvena, kad tas skaitovas norisi kažko šiek tiek kitokio. Ir kadangi slemas eina jau Lietuvoje 15 metus nuo pradžios ir iki šiol yra ganėtinai tai svarbus jaunimui, kad jie ateina, pamato, keičiasi kartos. Tai dabar bandom tą ir su moksleiviais daryti, kadangi slemas atsirado netgi programoje, įrašytas yra privaloma programa, kurią turime išeiti, 8 klasėje slemas yra paminimas kaip šalia avangardo, tarkim, yra Binkis, yra ten keturvėjininkai, avangardas ir slemas šalia jau eina kartu, kas man labai džiaugiuosi, kad tai yra įrašyta ir kad galima apie slemą kalbėti. Juolab, kadangi pats esu slemo žmogus, tai mano mokykloje neišvengiama, kad visi žino, kas tas slemas yra. O tarkim, su VDU, tai padarysim šiais metais Slam festą, kuomet vietoj tokio įprasto skaitovų konkurso važiuos moksleiviai su savo tekstais Kaune, jau pagal Slamo tą visą formatą pasirungtyniauti vienas prieš kitą paprasčiausiai. Jau šiek tiek daugiau tokio naujo vėjo įnešti, kad tas, kas yra įprasta, galbūt būtų pažvelgta iš visai kitokio kampo. Tai bandom patys paprasčiausiai prijaukinti tą jauną žmogų prie kūrybos. Aš girdžiu, klausau, džiaugiuosi labai ir man visada kažkaip atrodo, kad labai svarbu, kai tu gauni palaikymą. Tai ar tie autoritetingi, ar ne, kaip tu sakei, kūrėjai pripažįsta šitus bandymus, šitus visus slemo reiškinius, ar ne, galų gale jaunų žmonių poezija, kurios gal net nevadina poezija, kur ten nesirimuoja, nėra taisyklių. Ar tenka, nes čia vėlgi mes kalbam dabar apie kitą kartų skirtumą, ar ne? Tai yra, ar ta vyresnioji karta supranta
šios kartos, jau mes nelendam netgi į Skibidi Riz visą turinį, ar jį pripažįsta, ar vertina, ar yra kažkokio kontakto? Yra, manau, kontakto. Galiu pasakyti gal tokius kelis pavyzdžius, kad buvo metai iš metų literatūriniam rudenyje, Druskininkuose, kalbam apie slemą. Ar jisai yra reikalingas, ar jisai nereikalingas. Ar kokios ten nuomonės. Tuo metu nesilankiau, bet girdėjau tiesiog atgarsius paprasčiausiai, kad tai buvo metai iš metų, kokius 3 ar 4 metus, tos diskusijos, kurios niekur nenuvesdavo, kad vieni gal už, kiti prieš. Ir man yra įdomiausia tai, jog ta nuomonė apie reiškinį, tarkim, varžytuves ar ne poezijos slemą, jie ateina be kažkokio tai pamatymo ar sudalyvavimo. Taip. Tai pavyzdžiui, tiek Kaune, tiek Vilniuje vyksta slemai kiekvieną mėnesį. Ir kiti miestai irgi jau įsijungia, Panevėžys, Šiauliai. Ir tu gali ateiti, realiai pasižiūrėti, kaip tai vyksta ir sudaryti savo nuomonę. O būna atveju, kai, tarkim, gal žmonės, kurie žarsto tam tokį neigiamą komentarą, jie neturėdami jokios patirties savo, o girdėdami vėlgi atgarsius, kaip kad aš girdėjau atgarsius, sudaro savo nuomonę, kad slemas galbūt yra nereikalingas, nes ten ateina žmonės pasirodyti, kokie yra šaunūs ir nuostabūs. Na ir vienok būna tokių atvejų, kai tu rašai apie save, nes dauguma tekstų būna autobiografiniai. Taip. Bet tu rašai tekstą, kuris paveiktų publiką. Man tas labai patinka su slemu, kad tai yra žodinė poezija, žodinė kūryba ir yra performatyvi dažniausiu atveju, kad tarkim to turinys gali būti galbūt koks nors ir prastesnis, galbūt jis gali būti nepaveikus, ant lapo išrašytas, bet ant scenos jis yra visai kitoks. Ir aš tai matau su slemeriais, kad tarkim mes išleidom su menininkų namais žodžiai patrankos leidinį ir ten surinkom 300 slemerių tekstus iš visos Lietuvos, kaip pavyzdžius, kas yra tas slemas maždaug, koks yra skirtingas jisai, kiek daug temų jisai liečiantis. Ir aš matau, kad yra tekstai, kurie yra ant lapo, tiek kiek ir kalboje, to lygus. Bet yra tekstai, kurie labai įsikraipia. Skaitai ir galvoji, o Dieve, kas čia per tekstas ir kaip jisai čia dabar bus priimtas. Ta prisimenu, kaip aš girdėjau tą tekstą ant scenos, kaip slemo vedėjas, tada galvoju, bet jis yra puikus, jeigu tai paskaitytum kažkam. Ir dėl to tie slemeriai įleidžia savo knygas tam tikrais atvejais su diskais arba QR kodų tam, kad žmogus išgirstų ir skaitytų vienu metu. Tai man atrodo, kad ta forma yra ganėtinai smagi, yra žaisminga, tu gali paveikti ir su jautrumu, ir su komedijos elementais įvairiausiais. Ir svarbiausia yra gauti tos emocijos, atgalinio ryšio. Man tai yra, pavyzdžiui, kaip kūrėjai labai svarbu, kad tu skaitai ir tu jau matai, kad į tave kažkaip reaguoja. Tas labai motyvuoja žmogų. O tarkim, su tokia tradicinė poezija, gal yra sunkiau pajusti ryšį, nebent žmogus paskaito tavo knygelę, tekstą, atkeliauja tavo pristatymą ar pasidalina ten, tarkim, išvalgom ar panašiai, arba parašo ten tavo asmeniškai. Tai matau dalykų, kurie yra, tarkim, galbūt nesuprasti iš tų kūrėjų, yra kas palaiko, yra kas ne. Man atrodo, kad yra tai diskusija kartų tokia, kur tas, kas yra pajautę tą slemą, tas jau žino, kas tai yra per reiškinys ir kad, žiūrėkit, čia gali būti įdomu ir įtrauku. O tas, kas nėra susipažinę, jie gal turi skeptišką nuomonę. Ir ta polemika, taip ir tęsiasi pastoviai realiai. Nežinau, kaip jinai nusitęs po kokių 10 metų, kai jau bus, tarkim, dar kita karta. Gal tas slemas bus jau dalis klasikos, tarkim, po kiek laiko, nes dabar 15 metai, slemas ganėtinai aiškus reiškinys, bent jau literatūros pasaulyje, žinoma, kas tai yra. Ir pažįsta tai žmonės ir iš visai kitokių pusių. Tai praeis kiek laiko, gal tai bus netgi norma tapusi. Vat aš šitoj vietoj jau ir noriu paklausti dar apie tai, kaip tu liktai vieną pusę atskleidėjai, tą iš viršaus į apačią, o koks yra santykis iš apačios į viršų. Tai yra, kaip jaunoji auditorija žiūri į tuos vyresnius kūrėjus ir klasikus. Aišku, aš teko lankytis sleme ir mačiau labai įvairią amžiaus, įvairių diapazoną. Ir man tada, žinai, iš karto klausimas, o kaip
jaunuoliai mato vyresnius kūrėjus. Aš suprantu, kad koks Škėma, tai jisai toks yra legendinis ir herojiškas asmuo, ne? Bet tarkime, ne visi kūrėjai ir jo labiau gal ir gyvi, dar jeigu kokį piktesnį žodį pasako, ar ne, apie tuos čia kvailiojančius ant scenos. Koks yra požiūris į jaunosius auditorijos, į tą vyresnėje, ar ne, į vyresniosius kūrėjus? Aš dažniausiai atveju matau, kad netgi kurdami tekstus, kurie, tarkim, oponuoja kažkokiai tai tradicijai, ar tai nori šokiruoti, paveikti, yra vis tiek žmonių, kurie jie tada skaito tą literatūrą, turi savo mėgstamus autorius ir tada kaip ir jaučia pagarbą tai vyresniai kartai, kurie jau yra, kaip pasakyti, praėjus tą tokį literatūrinį dirvoną, šiek tiek jau tų tekstų įsileista yra ir jie vienok pirmiausia paskaito, po to paskaitę atranda literatūrą, eina tada savęs ieškoti ir patys rašyti. Tai yra, manau, kad daugiausia teigiamų emocijų. Būna ir man kas patinka Sleme, tai kad būna ir tokių literatūrinių protestų, nes tu esi neribojamas. Tai yra renginys, jeigu tai nėra neapykantos kalba, tai tu gali realiai net ir daryti savo manifestą, performance ar dar ką nors. Įsireikšti prieš ar už kažką. Tai Slemas užsienyje yra labai politiškas ir jisai eina apie socialinės temas ir visą tai. Lietuvoje gal mažiau yra to, bet yra taip pat autorių, kurie lygiai tą patį atlieka čia ir atliepia žmonėms, o daugiausiai tai matau, kad yra labai telkiamas į tas aktualijas. Tas, kas tuo metu yra svarbu, ateini, tau kirba, tu nori įsireikšti, tu parašai tekstą, tarkim, kai prasidėjo karas Ukrainoje, daug labai tekstų buvo apie karą. Prieš, kurie skelbė savo nuomonę, pasmerkė dar kaip nors. Kai vyksta, tarkim, dar kas nors, rinkimai eina vėl, apie rinkimus kalbėti. Buvo pandemija, apie pandemiją ta kalbama yra. Ir tada matai, kad tai yra Slemas, jis yra kaip socialinis reiškinys, tas, kas yra tuo metu svarbu pasauliui, visuomeniai arba miestui ir žmogui, iš karto atliepia ir pačiai visai bendruomeniai. Tai labai dažnai yra ieškoma ryšio tarp to kūrėjo ir kuriančio, kur galbūt to ryšio labai nėra su tais, tarkim, senesnės kartos rašytojais. Jie rašo ir mato, tarkim, poeziją galbūt visiškai savaip negu jaunesnė karta. Ir tas ryšys galbūt nėra tiek svarbus. Tarkim, rašau, nes matau literatūrinę vertę rašymą ar dar kaip nors. O čia aš, pavyzdžiui, rašydamas noriu atliepti kažkam. Aš noriu, kad kažkas paskaitęs mano tekstą suprastų, kad aš gal jaučiuosi lygiai taip pat ir aš gal, tarkim, nerandu žodžių tai išreikšti, bet va čia yra eilėraštis, kuris man lygiai tą patį pasako. Nebūtina ieškoti to, sakykime, skaitytojo specialiai, bet aš rašydamas jau turiu omenyje, kad aš jau turiu tam tikrą savo klausytoją, kuriam tas tekstas tikrai atlieps. Ir aš tą ryšį tikrai noriu sukurti. Tai taip pat kaip ir su mokiniais, noriu sukurti ryšį. Tai ir per tekstą norisi, kad tas eilėraštis nebūtų man. Kad aš juo atiduočiau kažką ir į bendruomenę, ir į visuomenę. Tai aš kaip suprantu, Škėma būtų Sigma, ar būtų, visiškai. O dar jie turi va tokių Sigmų iš tų... Mokyklinių, tarkim. Tai Škėma vienok labiausiai būtų dėl baltos drobulės ir savo cigariuko legendinę nuotrauką. O daugiau būtų Balys Sruoga, Dievų miškas, irgi labai yra toks kaip žmogui įsigelbėjimas paprasčiausiai nuo to, kas yra galbūt priverstinai siūloma skaityti. Aš labai atskleidžiu savo mokiniams Kazį Binkį. Binkis irgi yra kaip avangardas. Prieš 100 metų rašomi tekstai galėtų būti skaitomi ant Slemo scenos visiškai. Ar ne? Ta prasme, visiškai. Tai Binkis ant Slemo scenos jaustųsi gerai. Visiškai. Ir tuo metu tas, kas, pavyzdžiui, vykdavo keturvėjininkų skaitimuose, kad jie jau atėjo su manifestu, kad šalin lauk romantinės tas visokios surūgėliai, kad jūs von šalin atėjo modernizmas ir avangardas ir mes dabar tiesim tos dirvonus visai kitaip. Tai jau buvo tam tikra tokia atskirtis ir atliepimas kitai poezijai,
praėjo 100 metų ir eina, jau slemas, ta prasme, eina jau koja kojon su avangardu. Tai visiškai jis labai gerai jaustųsi ant tos slemo scenos ir netgi mes esame juokavę, kad tas pats Donelaitis į ant slemo scenos irgi labai gerai klausytųsi. Taip. Mes jau kalbėjom apie tai visai nemažai ir aš mačiau, kad kaip tik tai kalba pasisuka apie slemą, tu kažkaip pasikeiti. Tu visai kita energija, net akis pradeda šviesti. Jovarai, kas su tuo slemu tau yra? Aš jaučiu, kad tai yra tokia visiškai mano sritis, mano sfera ir būna tikrai atveju, pavyzdžiui, kai aš pradėjau gidauti, aš kad ir pasakoju žmonėms istorijos, kurios man pačiam yra be galo įdomios ir svarbios, bet aš dar įsibandinėjau tą gido rolę, man reikėjo save atrasti ir aš buvau, kad aš jausčiaus geriau, įkomponavęs Binkę eilėraštį apie žengimą į miestą. O 22 metai, tarpukaris, ateina tas avangardas ir aš tada darydavau tokį performansą, kuomet yra žmonės susirinkę salone ir aš pasakoju vienokį ir apie istoriją, apie tarpukarį, apie Kauną. Ir tas Kauna, ir Kazys Binkis, ir jo tuomet eilėraštis. Ir pradedu deklamuoti, taip neįspėdamas nieko, taip užsivedęs. Ir yra buvę pažįstamų žmonių, ekskursijų, kurie sako, na, tu, sako, taip, jau atrodo, kad susikaustęs, kad tu robotiškai galbūt šiek tiek ten dairaisi, pasakoji, su pasakojimu yra tvarkoje, bet kūno kalboje kažkas matosi, kad yra ne tai. Sako, tik įeini į tekstą, sako, viskas, kūnas yra kitoje esmėje, tada yra gestikuliacija, ta rankos visai kitokios pradeda ten veikti. Aš jaučiu, kad tai yra mano ne tik komforto zona, bet mano visiška atskleidimo tokia esmė sfera. Tai kad jaučiuosi patogiausiai būtent tame sleme ir jis lydi mane gyvenimą taip visur. Dėl slemo jaučiu, kad buvo daug įvairiausių sutinkamų progų gyvenime kažkur sudalyvauti. Tas dalyvavimas galiausiai lėmė, kad aš tapau gidu, nes man pasiūlė darbą būtent iš vieno renginio. Pastebėjo mane, kaip aš skaitau ant scenos tekstą ir pagalvoju, kad čia būtų geras gidas iš to žmogaus. Tada mokykloje vėl labai svarbu, kad aš esu su tuo auditorijos reikalu, kad aš vėl yra mano stalas, yra mano scena ir mano auditorija yra mano mokiniai. Ar tu priėmei, ta prasme, taip jautiesi, ar ne? Ganėtinai, kad sakau, aš visur turiu sceną. Aš turiu sceną. Muziejuje turiu savo, tarkim, sceną prie žmonės, prie tam tikro baldo. Mokykloje turiu savo suolą ir slemas vėl vienok yra kitaip. Ir kadangi aš pradėjau nuo slemo, iš mano visų veiklų, kurias dabar šiuo metu vyrauja, slemas buvo pats pirmas. Ir aš jaučiuosi, kad nuo tų 18 metų, kai pradėjau sleminti, jis man taip ir tiesi tą visą kelią toliau. Aš turėjau tokį, galvau paklausti tavęs, tai kas tu esi visgi ar ne labiausiai, tai šitą klausimą tada iš karto išbraukiu. Jovarai, o šita vieta, kurioje mes šiandien esam, ar tu šitoj scenoj pradėjai ar ne šitoj? Šitoj, visiškai šitoj. Tai čia yra, kaip tu atradai slemą, kaip tu iš esmės užlipai ant tos scenos? Buvo taip, buvau pirmakursis filologas ir pradėjau girdėti žmonių aplinkinių, nes tuo metu rašiau poeziją, dalindavau su savo kurso draugais, artimaisiais ir būna, kad tu kažką parašai, reikia dalintis, siunti asmeniškai žmogui. Sako, įdomu, tau gal reikėtų lipti ant slemo scenos. Aš galvoju, kas čia tas slemo, žinai, čia gal, kas tai yra, daug nepaaiškindavo. Ir aš tada galvoju, reikia kurį kartą taip imti ir nueiti. Ir tai buvo pirmo kurso galbūt buvo koks žiemos etapas, gruodis prieš egzaminus. Ir pamačiau renginį, nuėjau pasižiūrėti, kas čia apie tas slemas yra. Nenorėjau dar lipti ant scenos, nes galvojau, kad nežinau, kur aš velsiuos. Tai jau čia 200 žmonių susirinkę į poezijos renginį. Čia neįmanoma praeiti. Susėdę visi aplinkui iš įvairių kampų. Ir aš toks, akis atsivėrė. Į poezijos renginį susirinko 200 žmonių. Lipa ant scenos 15 autorių jaunų ir
pasakoja tekstus, kur aš neįsivaizdavau, kad tai prašyti įmanoma. Aš neturėjau net menkiausios minties, kad įmanoma ant scenos lipus taip paprastai kalbėti, taip atliepti publikai. Ir tam buvo visko, tuo metu, man atrodo, toks magiškas vakaras. Ir aš tada dar nuėjau Slamą gal kokius dar 2 kartus, kad dar labiau pajuščiau atmosferą, kas čia yra svarbu, kas čia vyrauja. Ir tada kažkur, ties Slamu 18 gal, kai jau buvo praėję gal kokie 2 metai, kaip Kaune vyksta Slamas, lipau ant scenos įsibandyti, lipau ir Slame yra 3 raundai, 1, 2, 3, pirmame pasirodo visi, po to vis labiau atkrenta daugiau žmonių. Ir patekau į 2 turą ir man toks buvo, kad wow, čia kažkas vyksta. Ir man, kas labiausiai patiko, didžiausiai tokį įspūdį, tai ir ką aš po to dalinuosi su visais slameriais, kad kadangi tave vertina ant scenos, kelia balus, tai tu automatiškai iš karto turi ryšį su tam tikrai žmonėmis ir su auditorija. Aš prisimenu, mano pats pirmas tekstas, aš kalbu šiaurietišką tarme, geziškai labai. Ir tada žiūriu, kažkas man rodo 10, kažkas man rodo 3. Aš kaip, žinai, taip gali būti, kažkam yra taip juokinga ir gera, o kažkam yra... Kurioje vietoje įrodė 3? Čia nelabai, aš veidų neatsimenu, aš prisimenu, kad yra balai ir vienur ten maksimalus, o kitur ten link minimalų. Koks mažiausias yra 1? Vienas, aš esu gavęs 1. Esu gavęs vieną. Ir buvo, lygiai taip pat buvo 10 ir 1 šalia. Čia tam pačiam žaidime. Kitas jau, bet irgi buvo tie patys pirmi metai sleminimo, tai gal pirmą kartą Vilniuje lipu ant scenos ir buvo 10 ir 1. Ir Kaune. Ir aš prisimenu, kad gavau, kiek ten tų balų, 40 balų gavau, pakėlė man šiek tiek ten juos. Ir tada galvoju, wow, koks jausmas, kiek aš daug dabar žmonėms sutikiau, kažkam nepykantas, o kažkam meilės ar dar ko nors. Ir tada tas mane labai užkabino. Ir tada aš visiems, kuriems sakau, na žinokit, yra labai gerai, kai tau rodo 1 arba 3. Labai gerai. Kodėl? Nes tu nepalieki abejonių. Tu arba tave dievina, arba tavęs nemėgsta. Jeigu tu esi per vidurį, gauni 8-7, iš dalies gerai, iš kitos pusės, kažkada tiesiog pamirš ir tu užsimirši kažkur, bet jeigu tu gauni 10 arba 1, sakau, tu tam žmogui atsiminsi kokius metus į priekį, realiai jis tau 1 davė, tu jam ant tiek nepatikai, kad jis tau 1 davė. Tai čia, sakau, puiku yra. Ir aš po to, kai tapau vedėju ir pradėjau atrasti irgi, kad tą tokį santykį, kad ties publika ir tam tikrais kūrėjais. Ir tada būna toks atvejis, tarkim, rodo, yra 5 teisėjai, rodo ten 10, 10, 10, 10 ir kažkas ten 2 arba ten 3 ir panašiai. Ir matau, kad tam žmogui galbūt asmeniškai žiauriai nepatiko tas tekstas, bet kadangi Slame yra visa auditorija kaip vienas, tai nėra per daug galios palikti tam vienam asmeniui, sakau, žiūrėkit, ar mes tą trejetą priimam ar ne. Ir tada sprendžiam, sakau, gerai, atmetam, kad jis buvo, duokit savo balą, siūlykit jūs. Ir man patinka ta taisyklė, kad yra įtraukiami visi. Yra, tarkim, teisėjai, kurie prisiema atsakomybę, bet jeigu nepatinka, kaip jie balsuoja, tai mes nubalsuokim visai kitaip. Ir tas Kauno, tas Slamo scena yra labai gyva tuo, kad yra labai daug įtraukimo iš žmonių. Ir aš tada toks jaučiu, netgi kaip vedėjas atitinkamą tai pareigą, kad būtų kaip ir vienok tokia teisingumą, kaip ir kad autorius nesijaustų, kad jam parodė 3, tai dabar kažkoks tam prastesnis yra. Nors yra 40-tukai, bet yra tas trejetas, kuris vis tik kažką reiškia. Toks subjektyvumas truputėlį yra išeliminuojamas, ar nėra toks bendras konsensusas. Jovrai, pats Slamas, jisai berods Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado. Taip. Tu be abejo žinai jo ir istoriją, ir apibrėžimus visus, aš tikrai to neklausinėsiu, nes tą galima turbūt išsiieškoti. Kas tau Slamas yra šiandien? Šiandien, kas man yra Slamas? Koks tai žanras, kryptis, meno rūšis, poezijos forma? Aš labai... Kaip vaikui paaiškinti gal ne? Aš visada aiškinu su tokiu tam tikrų apibrėžtų labai aišku sakiniu, kad mane yra kvietę į valstybinę kalbos komisiją, į kalbos forumą, pakalbėti apie Slamą, kaip Slamo bendruomenės nario, kaip vedėjo.
Ir aš aiškinau ten 10 minučių visiems susirinkusiems, kurie buvo ir mokytojai, kalbininkai ir panašiai, kad jiem paaiškinčiau, kas tas yra tas slemas. Ir aš aiškinau 10 minučių. Ir aš turiu ten, tas įrašas yra YouTube, kad sakau, tai nėra žanras, tai nėra žanras, tai nėra žanras, tai yra renginio tipas, renginio forma. Ateinam čia, rungiamės, žanras neribojamas, tai gali būti drama, poezija, proza, repas, aimanos, tai gali būti mušimasis į krūtinę ir tai paprasčiausiai jau bus kaip saviriškos priemonė. Ir slemas yra renginio tipas, kuomet tu gali lipti ant scenos ir rungtis prieš visus kitus. Ir kaip ir yra slemo poetai, bet aš poetų pusės šiek tiek kartais privengiu, nes tai nėra visuomet poezija. Tikrai nėra visuomet poezija. Ir tada po šitų 10 minučių, kai pasakoju, kas tai yra slemas, kad tai ne žanras, tada VLKK pirmininkas Antanaitis sako, o man šitas žanras patinka. Ir aš sakau, o tai man užvyra rankos, ką aš 10 minučių dabar pasakoju, kas čia vyko dabar. Tai yra sunku, tarkim, tai pateikti kaip ne žanrą, bet renginio tipą, nes kartais tikrai būna daug miskoncepcijų įvairiausių, bet jeigu mes paklausime, sakau, tai yra visiškas renginys ir kaip renginiui man tai yra vienas įdomiausių renginių literatūros prasme, tai visiškai, dėl to, kad yra neribojama, yra 3 taisyklės, o daugiau daryk kaip nori, kaip išmanai. Ir tos taisyklės, kurios apriboja, vis tiek leidžia tam kūrybiškumui pasireikšti kažkaip tai viena ar kita pusė. Aš galvoju, kad tai yra kartu ir ne žanras, renginio tipas. Taip. Puikiai. Kurį reikia iš esmės patirti. Tai yra, kad galima pasakoti ar ne, galima rodyti video, bet sudalyvauti gyvai turbūt yra svarbiausia. Ir čia būtų toks turbūt žemai kabantis obuolys prašyti tavęs pasleminti, bet aš pagalvojau, žinai ką, o jeigu aš pabandyčiau, aš turiu tekstą, tu esi teisėjas ar ne, aš esu buvęs sleme ar sleme. Nėra, kaip pasakyti, klaidos. Aš kirčiuoju vienaip, galiu kirčiuoti kitaip. Tai aš esu matęs įvairių iš tiesų pasirodymų, aš be abejo paklausiu tavęs, kuris tau galbūt labiausiai įsiminęs, bet aš tiesiog, kadangi yra bendra tema, aš vienu metu turėjau tokį pomėgį, tai yra klasikinius kūrinius verstis, na nebūtinai klasikinius, bet iš esmės tos tokius gerai žinomus kūrinius verstis į jaunimo kalbą, nes taipogi, kadangi tenka dirbti su rinkodara, einu į kontaktą su labai daug įvairių auditorijų. Ir man pasirodė visai žavu tie žodžiai, kuriuo aš nesuprantu, dėl to aš štai pasinaudojęs ir to paties dirbtinio intelekto pagalba bandžiau Biliūno kliudžiau perdaryti ir štai dabar kas man išėjo. Aš nesistosiu, aš bandysiu sėdėdamas tą daryti. Tai aš tiesiog paskui tau galbūt užduosiu klausimą, tau nereikės nei ploti, nei balsuoti, nors tu galėsi be abejo reaguoti galima po, ar ne? Taip, visiškai. Tai iš esmės, kaip viskas vyksta, tu pakvieti į sceną, ar ne, žmogų, žmonės prieš renginį ateina, užsiregistruoja pas tave, kurie tą dieną ar kovos, ar varžysis, kaip jūs kalbate? Kovos, tai čia nėra ko muštis, čia būtų įdomu, ar varžybos, ar rungtynės, tai varžytuvės, tai yra varžytuvės labiau, tiesiog tarpusavėje. Ir paskui yra salė balsuoja, ar ne, ir balų kiekis nusprendžia, kas eina į antrą, į trečią, ar vėliau galų gale laimi. Gerai, tai šiaip jaudinosi, tai kartą kaime gyveno Lil Bro, ekstra chillino savo, bet viduje nuolat jautėsi It's Sigma Male in the Making. Nusprendė tad vieną dieną pasitikrinti savo skillsetą. Pasiėmė šautuvą, mintyse giga Chat Hunter, bet realybėje kažkas tarp Basic ir Full MPC. Taip gimsta Delulu. Vietoj normalaus taikinio 360 nauskaupina į katytę ir šyš. Huge L moment, vibe check, fail. Lil Bro supranta, gaustinti per vėlu, stovi, žiūri sas į katytę, o ši skibidi Ohio out of this world. Negative wrist tsunami užlieja vidų, it's giving guilt, buzz and sadness ir no cap, dude, tu ką tik unlockinai Depression DLC. Prasideda Deep Lore Introspection Arc. Moralinis kompasas speedrunina į tuštumą ir visa, kas liko, tai suprasti, kad čia ne Fortnite'as ir responinti katytės nepavyks. Moralas – never go full NPC, bent jau su gyvūnėliais. Ar toks dalykas galėtų išeiti į slemą, be abejo, turbūt su kažkokiu vaidinimu? Aš sakyčiau,
kad šitas tekstas gautų 50 balų visiškai ant scenos. Ta prasme, nušluota auditorija. Ir aš matau, kad ateinančiam slemui, kuris bus 80, aš jį pasiskolinsiu ir panaudosiu, jeigu autorius. Aš tikrai manau, kad net ateisiu, pasidėsiu paklausyti, kaip tu jį pats suvaidinsi. Tai po perskaitimo įvyksta ar ne tas balsavimas visas. Jovarai, šiaip, aš esu buvęs, aš iš tiesų tave ir pažinau per slemą, kaip asmenybė, tu mane labai sužavėjai savo gebėjimu būtent bendrauti su jaunąja auditorija, jautėsi tas tavo vyresnio žmogaus branda, bet kartu ir nuostabus gebėjimas suvaldyti labai įvairią auditoriją. Amžiaus vidurkis būna įvairiai. Sakyčiau, labai daug gimnazistų ir nemažai studentų. Taip. Tai ties 20 gal ir būtų tas toks cenzas, kai gal 20 ar 19 metų. Bet aš esu matęs ten ir keliasdešimties metų. Tikrai. Esu matęs. Koks vyriausias žmogus yra dalyvavęs? Kokio amžiaus galėjo būti? Tai turėjom savo tokį vyriausią slemerį Povilą Ventą Kuprį. Taip. Tai 60 metų slemeriui ir tikrai eidavo pastoviai ir žmonės žinodavo ir jis tokį turėjo rolę kaip slemo senelė. Vat jis ateina, žinom, kad čia mūsų mėgstamiausias senelis, čia mūsų dėdė, jis paskaito kažką ten apie gamtą, apie kažką, tik tai jis turi savo tokią slemo formą. Ir visiems gražu, malonu ir jis pavergdavo tikrai nemažai širdžių. Ar Povilas yra laimėjęs slemo? Yra laimėjęs ir mes buvom su Povilu vieni didžiausių konkurentų iš tikrųjų. Aš, kai skaičiavau, kiek kartų esu lipęs ant scenos į tą finalinį rankų kėlimą, kas taps nugalėtojų to vakaro, tai skaičiavau, kad su Povilu esu kokius gal 3 kartus lipęs ir visus 3 laimėjau. Tai nežinau, ar ko, bet su Povilu tikrai jaučiu, kad mano tikrai buvo toks vienas iš konkurentų varžytuvių prasme. Ir tai atliepdavo. Aš pastebiu, kad dabar lankosi ir vyresnių žmonių, iš kažkur jie sužino, ateina, neįsigąsta jaunimo, kas man labiausiai patinka, nes dažniausiai būna, kad jie pamato, kad čia jaunimui save iš karto nurašo į paraštę kažkur. Taip. Bet dabar matau, kad jau kokius gal 2 metus yra saugusi porelė, kur aš iš karto pastebiu tarp slemo auditorijas, jau sveikinas paprasčiausias eis, nes man yra malonu, kad jie yra atradę slemą kaip savo laiko praleidimo būdą. Kiekvienas antradienio, paskutinio mėnesio antradienį vakare ateini slemą pasižiūrėti, ką daugiau antradienį ir nuveiks iš tikrųjų. Taip. Ir savo tuomet apturi gerą laiką ir turi tradicijas. Ir aš matau, kad lankosi vyresni žmonės kaip tradicijų prasme, pasižiūrėti jaunų žmonių kūrybos. Ir man tai yra be galo gražu iš tikrųjų. Jo labiau, kad ir čia menininkų namuose tai vyksta visiškai atviru ir nemokamu formatu. Taip, visiškai tai yra labai laisvai prieinama. Jovarai, tu esi minėjęs, kad galbūt vieni pirmųjų tavo slemų buvo 11, ten dabar yra 79 buvo ir bus 80, taip. Ir jau tu netgi įvardini tam tikras kartas, ar ne, kad egzistuoja kartos, kaip tokios. Ir aš nebijau, kad esi daug matęs įvairių slemerių, įvairių tipažų slemerių galų gale, bet ko iš esmės reikia, kad tu galėtum sėkmingai pasirodyti slemo scenoje? Ar yra kažkokių savybių asmeninių, kam turėtum būti pasiruošęs ar ne, norint lipti ant slemo scenos? Galim kažkokią tam tikrą formulę išrasti ir dalinai mes tą bandėm daryti per slemo leidinį žodžiai patrankos. Taip. Tai man atrodo yra 2 esminiai dalykai, gerai, gal 3, 2 svarbiausi. Tai pirmiausia yra turinys, apie ką tas yra tekstas, ar jis atlieps publikai ar ne. Taip. Nori, nenori, tu gali rašyti, ką nori, kas tau svarbu, bet jeigu tu rašysi, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, atėjo mergina Vilniuje, be galo tokia susierzinusi ir zli, užlipo ant scenos su darbo kompiuteriu ir sako, mane ką tik atleido iš darbo ir čia kažkaip reaguoja, čia įdomu, kas čia dabar bus. Taip. Ir tada 6 minutės tiesiog pradėjo tokį savo užzgimą ir rentą apie tai, kad dabar jie atleido iš darbo ir tegul tie vadovai eina velniop ir panašiai. Ir tai buvo įdomu gal pirmas 2 minutės, o po to likusias 4 teko tiesiog kentėti ir laukti, kada tai nustos. Tai čia yra toks kaip palyginimas, kad tai gali būti
svarbu tau ir mes atliepsim, bet tu turi pagalvoti, kad tu skaitai kitam žmogui. Tu skaitai gyvam asmeniui, tai yra 100 žmonių, kurie klausosi, tai reiškia, kad bus bet kokiu atveju vertinimas tavęs. Turi būti pasiruošęs, kad tai yra vertinimas renginys. Ir kartais žmonės labai jautriai tą vertinimą sureaguoja, kas, tu turėdamas turėti atsakomybės, kad tu turi priimti vertinimą kažkokiu būdu. Ir tai turinys plus forma. Kaip paskaitysi? Ar tu skaitysi kažkokiu tempu keistu? Galbūt tu turi savo rimavimo kokį nors tai ten tipą. Pavyzdžiui, Slėme tu gali skaityti gulėdamas. Užsimerkęs, atsigulęs, atsisėdęs, gali lakstyti aplink ir skaityti. Tai vėlgi yra tam tikra forma, paprasčiausiai. Tai aš esu skaitęs ant scenos, pavyzdžiui, šliauždamas, valydamas, sakau, dulkės nuvalysiu, nes ir ten nušliauži, ten kažkaip praeitaisi, ten kažkaip ten lieti save, ten, tas tekstas gali būti kažkoks ten, žinai, homoerotinis ar panašiai. Tam, kad būtų tas paveikimas. Tai yra turinys plus forma ir žmogaus charizma, nes lipant ant scenos, nori, nenori, vis tiek yra socialinis konstruktas. Tavo lytis, tavo amžius, tavo išvaizda, tavo apranga iš karto eina šiek tiek įvertinimą. Kas iš dalies visiškai nėra teisinga ar objektyvu, bet žmonės čia vertina subjektyviai pagal save. Ir jeigu yra tikrai kažkas jau ne to, ne ta, tai visi kiti suklūsta ir sako, žiūrėkit, čia tekstas buvo puikus ir dedam tos balus aukščiau ir keliam juos. Tai charizmos atveju, tu tarkim gali skaityti tą tekstą, kuris turinio prasme nėra kažkoks labai vau ir įspūdingas, bet jeigu tu iš savęs kaip žmogus esi kažkoks įdomesnis, tai tu jau gausi ten šypsenų balų ir panašiai. Tai yra labai gyva, nes tu ateini kaip ant pjedestalo maždaug ir šiek tiek tas įeina, kad jeigu tu kaip jaunas žmogus dabar mus visus nustebinsi savo tekstu, kuris bus visiškai netikėtas, savo gilumu bus wow, eik tu savo. Ir taip tada tu paneigi savo socialinį, žinai, kontekstą ir tu jau gauni kažkokią ten tą tokį atliepimą iš auditorijos. Jeigu tu lipi mergina ir pasakoji, tarkim, kažką, kas būtų, iš merginos nesitikėčiau, vėl tu naikini tą konstruktą ir tą kanoną. Ir aš sakyčiau taip, tekstai, kurie labiausiai įsimena ir tie, kurie labiausiai yra sėkmingi, yra tie, kurie yra sumanus ir kurie nustebina. Tai reiškia, tu neturi būti jogdarys, neturi būti kažkoks labai rimtas ir gilus. Jeigu tu žmogų kažkokiu atveju nustebinsi, tai nuostaba yra žingsnis link pergalės tiesiog. Tu turi žmogų kažkaip nustebinti. Kiek metų Jovrai Sliamas jau vyksta? Man atrodo, Lietuvoje? 15 metai turėjo ateiti. Ar tu pajutai per tuos metus kažkokių tektoninių lūžių, kur įvyko kažkokie pokyčiai, be abejo, Covidas vyko, ar ne? Buvo. Kaip kad reiškinys, bet ar egzistuoja kažkokie, nežinau, galbūt temų lūžiai, ar tų pačių kartų naujų lipimo, ar drąsumo, ar yra kažkokių, kaip čia pasakyti, irgi, kad nuo iki, kad kažkoks įvyksta reiškinys ir jis keičia Sliamo veidą kaip tokį, ar ne? Ar asmenybės kažkokios ateina į sceną, ar kažkas yra kokių nors, tarkim, toj visoje datuotėje kažkokie? Yra tokių apraiškų, visiškai. Sakyčiau taip, kai aš pradėjau sliaminti, tuomet buvo nemažai vyriškos lyties sliamerių, kurie ėmėsi komedijos tipo. Tai aš prisimenu, kad buvo grinai metai, 2019 metai, kuomet per visus 11 ar 12 sliamų, kurie vyko, man atrodo, kad 11 laimėjo gal 4 tie patys asmenys. Tai buvau aš, Justinas Visickas, kuris dabar komikas yra, Julius Ogelė, Povilas Vantakuprys. Ir man atrodo, kad iš tų 11 sliamų kokį 10, tai mes 4 tikrai buvom laimėję. Ir tada atsirado apie Kauno sliamą toks mitas. Tuo metu jis gal nebuvo mitas, bet po to jis buvo kuriamas toliau ir reikėjo kažkaip jau išnarplioti, kad jis būtų tas panaikintas mitas. Tai buvo mitas, kad laimi tik vyrai. Kad žodžiu sliame moteris neegzistuoja, jos nieko nelaimi, yra tik vyrai. Ir tai ilgą laiką buvo tiesa ir tada įvyko lūžis. Keitėsi karta.
aš tapau slemo vedėju, tada kiti slemeriai arba, tarkim, pradėjo studijuoti, kėlėsi į Vilnių, arba rado ten kitą platformą, open mic'us, perėjo kažkur kitur. Ir tada taip staiga yra pilna vietos visai naujai bangai. Taip. Ta nauja banga buvo tokie manifestiniai tekstai. Buvo manifestai apie save, socialinės problemas, kas, sakyčiau, labai rezonuoja su Europos slemu, su Europos kontekstu pačiu. Ir tada staiga štai merginos pradėjo laimėti slemą ir aš tada galvoju, kad tas, kam nepatiko, galiausiai turi tą atskirtį, kad merginos jau pradėjo sleme rodyti savo. Ir žiūriu, kad tai neveikia, kad išėjo tada straipsnis iš šauksmo žurnalo, kad čia maždaug ten merginos ten nelaimė, ar ten komentarai tokie pilasi. Sakau, tai apsilankykite sleme, kada paskutinį kartą buvo sleme, tai keičiasi. Ir tada aš pradėjau, kadangi esu mėgstantis kurti ir kaupti statistikas, aš pradėjau tą rašyti ir pasakoti žmonėms ant scenos, kas šiuo metu vyksta scenoje. Sakau, praeiti metai, 22 metai, buvo taip, laimėjo 5 merginos ir 5 vaikinai. Sakau, yra visiška dabar lygybė. Tada kitais metais buvo netgi gal daugiau merginų, kurios laimėjo. Ir vis skirtingų, net tos pačios. Sakau, lūžis yra visiškas lūžis, temos pasikeitė, publika pasikeitė, nes irgi atsirado, kam labiau atliepia, kam mažiau atliepia, jie keitėsi. Ir dabar vėl yra dar kita karta, kuris save atranda. Ir man atrodo, kad ši karta yra kol kas gal jauniausia. Nes tų tokių slemerių, kurie yra vyresni, man atrodo, šiek tiek gal apmažėjo, bet atėjo daugiau žiūrovų vyresnių. Tai man atrodo, kad kažkas vyksta iš tų tokių procesų, kurių negalima kažkaip ten numatyti į ateitį. Tai dabar tas slemas yra toks ganėtinai apie nūdienos aktualijas. Tai tas vyksta, ir temų įvairovė, jinai irgi, turbūt tokių, kaip sakė, apie gamtą, apie paukščiukus, ar ne, kur Povilas galbūt atliepia iki dabar, tokio, kas čia ir dabar, ar ne, gal šiandien įvyko kažkoks rezonuojantis įvykis, ar ne, ten, nežinau, politikas kažką pasakė, ar ne, ir staiga tai gali atsirasti scenoje, ar ne, tai slemas savo tokiu reaktyviu, ar ne, kad tai, kas vyksta, reaguoja į socialinius vyksmus. Taip. Kaip renginys, kuriame yra daug žmonių susirinkusių, tai vyksta visokie socialiniai procesai ir pats slemas iš savęs yra dėl publikos. Tai yra publikos ir skaitovo ryšys yra neatsiejamas, yra lygybės ženklas. Tai reiškia, be publikos tas skaitovas būtų niekam nereikalingas, neįdomus tiesiog. Tai ties tuo labai daug tas yra sukuriama to ryšio, kad tas, kas yra dabar svarbu, yra svarbu ir slemeriui, ir bendruomeniai tiesiog to slemo. Ir daug vyksta tokios ir reakcijos, bet lieka tam tikri autoriai prie savo, jie turi savo nišą ir jie, tarkim, nebūtinai kažką tai turi reaguoti. Ir reagavimas ir nėra būtinybė, nes, pavyzdžiui, praeitą slemą nugalėjo mergina Emilė, kuri turi savo nišą, jinai kalba apie romantinius visokiausius išsibandymus savo gyvenime ir taip pat kalba apie savo tarme, apie tam tikrus, pavyzdžiui, tokius epizodus, kurie atlieptų TV pagalbas, tokius galbūt laidų scenarijus ir panašiai, bet taip pat kaip tekstą tiesiog. Ir jinai turi savo nišą ir jinai laikosi jos ir nugalėjo, nes nesvarbu, ką tu pasakosi, svarbiausia, kad yra tavo tekstas, tai, kas tau svarbu, jeigu tu patikį geriausiai, tai žmonės sureaguoja į tai. Visa magija. Tai tarp kartų truputėlį tą skirtumą apžiūrėjom, Jovrai šiek tiek apie Europą kalbėjai, o Lietuvoje, kadangi minėjai, jog slemas vyksta ne tik Kaune, ar ne, yra kitose miestuose, ir tu šiaip keliauji nemažai, kaip suprantu, tarp slemų, yra tokie kaip ir išvykstamieji slemai, svečių galbūt pasisakymai, vedimai. Ar šiaip skiriasi temos, kalbant apie skirtingus miestus Lietuvoje, ar apie ar skirtingi dalykai dirgina ir jaudrina auditoriją skirtingose miestuose? Taip, irgi tas yra labai natūralu, nes yra skirtinga publika. Pavyzdžiui, jeigu taip, aš labai dažnai naudoju šitą pavyzdį, Tauragės slemas,
kurie jų auditorija yra moksleiviai ir pensininkai. Na, nėra tos vidinės grandies. Jeigu yra, jinai ganėtinai maža, sudaro tai reiškia pensininkai, kurie ateina, nes juos yra užsiauginęs jau pats muziejus, kuris rengia tos lemus. Ir moksleiviai, kuriems studentų nėra tame mieste, nes jie visi išvažinėja, tai tada eina į moksleivių pusę, kuriems irgi yra rengiamas edukacijos. Susirengia, atrodo, tokie visiškai skirtingų kartų atstovai ir jie renka ganėtinai panašiai tos nugalėtojus ir tie būna maždaug už maždaug tą patį žmogų. Tai būna, kad tos temos skiriasi, nes tada ir tas, kuris lipa ant scenos, dažniausiai irgi būna arba tas jaunosios kartos atstovas, arba jau eina iš literatų klubo vietinio Tauragės. Ir irgi toks susirengimas tiesiog būna. Tai aš prisimenu, kai buvo pirmas slemas Tauragėje, 2019 metais, balandžio 1 diena, man atrodo, tai buvo. Ir aš tada, kaip Kaune pagavęs pagreitį, laimėjau Kaune pirmą kartą. Tada Vilniui patekau ten į 3 turą ir važiavau Tauragę kažkur į naują ten tą lanką. Ir tada teko susirungti finale su vietiniu literatu, Eugenijum Šalčiu, kuris ten buvo tokia persona literatų klube, jis ten mieste buvo žinomas. O aš buvau toks iš Kauno atvažiavęs slemeris, kuris rodo, kad slemas yra tai, nes jūs darot pirmą kartą, aš Kaune jau sleminu, žiūrėkit, aš jums parodysiu, kas yra slemas. Ir aš susikirtau kartu tokiai sankirtoj ir buvo smagu patirti visą tai. O tada kiti miestai, pavyzdžiui, Šiauliai irgi daugiau turi moksleivių auditorijos, bet yra ir ta tokia karta, kuri būtų jau, sakykime, millennials, kurie yra virš studentų, nebestudijuoja, bet pasiliko Šiauliuose, jie dalyvauja kultūriniam gyvenime, vyksta slemas, ateinam pasižiūrėti. Tai yra net vėl visai kita karta, kuri eina į tos slemus, lipa maždaug ant scenos ir ten ir dar labai skiriasi ir pagal tai, kad yra skirtingas auditorijas. Pavyzdžiui, čia yra menininkų namai. Tai yra labai vieša erdvė, priimti bet kam apskritai. Ir nėra jau tokios nuomonės, kad čia būtų kažkokia tam tikra tai įstaiga. Taip. Tada Tauragėje vyksta muziejuje, Šiauliuose vyksta kavinėje, Vilniuje vyksta bare, Klaipėdoje vyksta kultūros centre ir daug skirtingų labai tokių, atrodo, įvairių auditorijų, kurios irgi turi savo klausytoją, užsiauginus arba ne. Ir tas labai atsiliepia ir pačiai slemos scenai, kad, pavyzdžiui, mes važiuojant kauniečiai kažkur kitur, mes jau būnam tokie kaip baltos varnos, kad mes iš konteksto šiek tiek iškretam, nes mes sleminam taip, kaip mes esam Kaune įpratę. O tarkim, važiavome Kelmę, nes irgi Kelmė buvo pirmą kartą slemas praeitais metais. Ir ten tie vietiniai žmonės tik tai susipažįsta su to, kas čia yra, o mes 7 iš Kauno važiuojam ir taip jau matom, kad čia jau kažkas yra atvažiavę ir mes tą kultūrą jau vežam ir rodam, demonstruojam kažkaip tai. Greitų klausimų raundas, pats paskutinis, kurį šiandien norėjau su tavimi patirti, tai atsakymas labai trumpas, ar ne? Ir važiuojam. Boomeriai ar Gen Z? Gen Z. Kodėl žmonės kuria? Saviriška. Kūryboje geriau džiaugsmas ar liūdesys? Džiaugsmas. Ar baisu būnant mokytojui nežinoti? Taip. Koks jausmas apima lietuvių kalboje girdint svetimybės? Skibidi. Kuo daugiausiai tavo Facebook'e ir Instagram'e? Kokių temų? Facebook'e ir Instagram'e politikos aktualijos. Ar esi sukūręs kažką, kas tave patį išgąsdina? Jo, tekstai. Kokie žmonės tave labiausiai erzina vedant ekskursijas? Kurie nesiklauso. Dalykas, kurio kiekvienas turėtume pasimokyti iš jaunosios kartos? Eksperimentuoti labiau. Kurį viešą asmenį labiausiai norėtum išvysti ant slemo scenos? Viešą asmenį, o Dieve. Ką čia dabar paėmus? Beną Lastauską. Jei žodis slemas būtų uždraustas, kaip jį vadintum lietuviškai? Šitas prigavo. Koks nors tai būtų gyvažodis. TikTokas. Pirkti, sudeginti ar pavogti? Pavogti.
Jei galėtum pasirinkti vieną savo turimų vaidmenų, tik vieną, kuris vaidmuo tai būtų? Poeto? Jei negalėtum rinktis ne vieno, kurį turi, kas būtum tada? Jeigu norėčiau rinktis nei vieno. Kas būtum, jei nebūtum tai, kas dabar esi? Būčiau maištaujantis asmuo. Ar bijai pasenti? Ne. Ką veiksi, kai tai nutiks? Toliau dominuosiu. Okay. Ir Jovarai, ar ši jaunoji karta jau sulaužys visas moralės normas, sutryps rūtų darželius, sunaikins pasaulį ar visgi sukurs šeimas, prisims paskolų, ims klausyti Gold FM ir pradės vaikščioti rankas susidėję už nugaros? Pasaulis nežlugs. Gyvuosim toliau.